Mes su lietuvių mokytojams susitarėm, kokiu jam reikėtų pamokų integruotų jų į lietuvių kalbą, peržiūrėjom programas, vadovėlius, bet tarkim šeštokų vadovėlis šoko prasideda nuo bibliotekos ir aš jau sakau, mergaitės tik nemokykit, nes ten jau pateikta abėcėlinis ir sisteminis katalogas, kur pažangioje bibliotekoje iš vis nebėra tokių dalykų, jis yra elektroninis, kur viename iš karto, o ten jau seniena pateikta. Ir vaikai tokių neberas. Jo, tai jos jau man tą pamoką duoda, kad mes praktiškai elektroniniam dirbtume. Penktokam ruošiamės kultūringai vartoti informaciją ir mokytis užrašyti panaudotą šaltinį. Tai mokysimės kaip autorių užrašyti, kaip pavadinimą, kad reikia metų, leidyklos ir puslapį, iš kurio tu nurašai. Tai va dabar bus pirmoji tokia apie knygą ir jie per skaitimo pamokas, jie pirmiausiai išmoks užrašyti metriką. Tai irgi bus pratybos. O septintokai turi irgi iš vadovėlio skaitimo būdus. Ir tada jie dirba čia su knygom ir su manim. Mokomės ir peržvalgą, mokomės ieškomą į skaitimo būdą. Ir tada konspektavimas dar yra vadovėlį ir lietuvių mokytojas nori, kad aš padirbčiau šitą temą, nes tai yra ir kaip aktyvaus klausimo strategija ir kaip skaitimo strategija. Tai mes tam skirsim ne 3 valandas. Su vaikais ir dirbsim grupėje praktiškai ir kiekvieną pavyzdį išsinagrinėsim, kaip konspektavom. Paskui bus konkursas visoje mokykloje, jie tada konspektuos visi. Išrinksim geriausius, tie geriausiais į antrą turą ir jie konspektuos kalbantį žmogų, tada bus apdovanojimai direktorės kabinete, jam būna visa darbatėlė, kaip apdovanojimas laureatam. Bet prieš tai reikia išmokti per pamokas. Tai va taip. O aštuntokam yra vėl elektroniniai katalogai ir jiems jau išplėstinė paieška. Šeštokam paprastą paiešką pabandysim elektroniniais katalogais, o su aštuntokais eisim į bitės biblioteką. Ir ten bandysim paieškoti. O kaip jūs temą pasakot, ką reikia surasti, pagal ką jie ieško? Tarkim, šeštokam tai pasižiūrėjom, kas yra vadovėlyje tą pamoką, kokios yra knygos, kokie autoriai ir tų pačių knygų ieškosime, ar jos yra bibliotekoje ir ar jos yra laisvos. Ir jeigu yra laisvos, kaip jas galima užsisakyti, būnant namie, tarkim, kai lietus lyja ir tu nenori į biblioteką. Tu tiesiog pažiūri, ar jinai yra ir tu užsisakai. Tai vat, iš jų tos pamokos autorių, skaitinių autorių. Nes matysim vadovėlį, kokie yra viršeliai nufotografuoti ir tų pačių paieškosim. O kaip atsiskaito vaikai? Ar jums neturėtų atsiskaityti? Atsiskaito, būtinai jie nusineša į lietuvių kalbą. Tai čia priklauso nuo mokytojas, kaip susitarėm su mokytoja. Arba mokytoja nori, kad aš parašyčiau kreditinį pažymį ir jie nusineštų tą kreditinį. Arba mokytoja nori, kad kažkokį baliuką nuo kredito, tai turi antspauduką, jinai man duoda ir aš jiems spaudžiu antspaudukus, kad jie nusineštų, kad gerai dirbo ir puikiai.